Žodžio blokus teko pasikeisti abu, nes nei skleistinė, nei šitas stiprintuvas normaliai neveikia. O dabar trumpai, kam ta dvigubą skleistinė reikalinga, kad, sakykime, turim signalą, kurį norim pasižiūrėti, kažką tai vidury. Įsijungiam A plus B, ir tada būna paryškinta ta zona, su šituo rankenėlė gali pasistumdyti kaip nori, o su šitos skleistinė, jeigu sumažinit, paprasčiausiai ta zona būna didesnė. Šiuo galima nuimti arba mažesnė ir, sakykime, tokį trumpą daiktą, jungi visą diržinai, bet ir matai. Čia šito atveju, kai, sakykime, negalima susisinchronizuoti pagal vietą, kurią nori žiūrėti, o kažkaip reikia pasižiūrėti. Antras dalykas, galima laikinius parametrus matuoti su šituo.